Vasario viduryje Petrograde kilo sunkumo aprūpinant gyventojus maisto produktais, bet to sklido gandai apie gamybos mažinimą dėl žaliavų stygiaus ir dalies darbininkų atleidimą. Kilo visuotiniai streikai. Kovo 11 dieną kariuomenės daliniai keliose vietose apšaudė demonstrantus. Buvo žmonių aukų ir tai sukėlė kareivių nepasitenkinimą. Tai esmė, ką jūs turite iš viso šito, paskui paskaitykim namie. Tai ką jūs turite suprasti iš viso šito ir užsirašyti, tai kad pirmiausia vasarį vyksta revoliucija, tai reiškia, kad keičiasi